Кулям казана. Bus žuvienė. O iš ko jų žuvienė verdas? Pas mane žuvienė va, galvos. Visokias, kadangi dažnai upėtakį perkam. Nu ir dar po to įdėsim starkę. Va. Žuvelių tokia. Aišku, geriausia tai yra iš visokių ešeriukų, karosiukų, iš visų šitokių virti. O, bet čia susikopė tokie dalykai. Panaudosim šituos. O, kiek žuvytės prirankė iš visų pakampių. Čia jau bus macinė žuvienė. Stipri. Užmeskim pliauską. Iki kovo žvert reikia gerai nugraibyti putas, o po to įdėsim prieskonius. Na, morka, svogūnas įdėjom. Na, tiesiog va, siela morka, siela svogūną. Dabar šaukštą druskos. Tiek. Čia dabar pradžiai užteks. Va, prieskoniukai ir va taip va, nestipriai verdam ant nedidelės ugnies, kažkur tai 30-40 minučių. Nu, žuvytė išvirė. Dabar nustumsim sultinuką. Ir tenkit pataikyti. Reikia atsivart. Va, visi kauliukai persikošė. Čia tą reikia, kur čia dabar į tą reikia dėti. Čia. Čia dabar reikia tos išgraibyti. Galėjom iš karto išgrėbti. Ai, galėjau čia įsudėti. Jos paskui šitų nebenaudosim. Tos dabar dabiškai. Dabar biškai reikėtų praskalauti šitą dalyką. Kad netikšti. Da, įmeskim tegu dar biškai. Nu, supilam sultinį. Nebereik. Nedėsit nori. Gal dar berti? Gali dėti tuos svogūnus. Išgrėbsim. Da, tegu atiduot tą skonį. Na. Ką paklystų? Puolį susumstas, iki valgyti. Duos, įsi. Puolį susumstas.
Nu čia bulvių ūkiškai, kadangi gaspadinė sako geriau. Gal per daug jų. Dovyti. Pamaišyk. Kiek reikia, man pasidaryti. Ne, dėžia. Dėk visas. Kokia būtų, Vytė? Tirštą nepavyzdžiui, sriubą nepavyzdžiui. Ne, gerai, gerai, viską. Nu, dar žuvytę įsidėsi, bus pats tas. Nu, va, įdėsim dabar pipiriukų, nors tai buvo prieš tai. Įdėsim tų pipiriukų, įdėsim kvepiančiųjų. Keletą. Įdėsim keletą laurado lapų. Dabar reikia žuvytę nurinkti, kauliukus. Sultinis perkošas, basliuks. Neaišku, bet jums sergant susijau. Tai va, dabar bulvės jau suminkštėja. O, taip pamatom. O, ir dabar dedam, grąžinam mėsą. Išrinkti kaulai. Sudedam, aišku, tą morką galim išimti. Jinai čia nereikalinga. Va, kiek iš galvų ir visokie, o, ne čia kauliai. Na jau, pabėga. Nu va, kokia žuvienė gaunas. Tai, išim dabar duosiu. Ir svogūnus galima būtų išimti. Petruškos ne. Jie jau savo atidavė. Va, kokie gražuma. Sriubikė gaunas. Nu, dar įdėsim žalumynus. Po to dabar biškį perkaidėsim, išvirs. Ir tai buvo čia laurų lapas. Visas. Tai va, dabar paskutinis štrichas. Įdėsim krevečių šaldyčių. Šaldytas krevetės, nu, 3-5 minutės maksimum. Gal ir tiek net nereikia. Ir bus va tokia gražuma. O skanums, aš įsivaizduoju, kad čia bus pasaka. Ai, da tiesa žalumynų biškį uždėsim, bet paskui vėliau biškį. Va jau. Krevetėm daug nereikia, tai jos jau dar net neužvirė, o jau keičia spalvą. O dabar sudėsim paskutinį štrichą. Žalumynai čia, kas čia yra, čia petražolės ir krapai. Ir česnakas. Česnakas. Ai, čia iš viso bus pasaka. Va dabar biškį gražiai pamaišom. Kokia pasaka. Čia tai žuvienė.
Nu, dar reikėtų tą nuodėgulį įkišti, bet jau nekišim šį kartą. Na ir viskas, įmam lauk. Ir santis čia biškai per mažas tam reikalui, bet Turim tokį. Kazano, kol karštas, paimi, praskalauni viskas, o iš karto praktiškai švaros. Paskui aliejaus trupučiuką įpilsim, perkaitysim ir viskas. Jokia. Jokia nereikia muilo, jokia nieka. Nu, Špils dabar tą dar reikia. Praeisim. ateik pro tas, kurį virtuvė tiesi. Tai va, dabar biški aliejuką. Tik šlakeliuką. Štalka. Daug nereikia, bet reikia svarbiausia įmo. Ir dabar jį gerai iškaitinti reikia. Nes kitaip, jeigu biškį ilgiau stovi, jisai pradeda trūdyti.